Labą dieną, gerbiami žiūrovai, po ilgos pertraukos. Labą dieną, žiūrovai. Dabar mūsų laidoje įvyko daug pokyčių. Atėjo naujokų, išėjo senokų ir... Dabar naujas reportažas iš kultūros namų. Jame vyko koncertas ir jame dalyvavau aš. Gruodžio 30 dieną Kupiškio kultūros centre vyko naujametinis koncertas ir ištirpo metai kaip žvakė. Renginio metu pasirodė daug jaunimo ir senimo. Visoje programoje netruko palinkėjimų kupiškėnams artėjančių metų proga iš kolektyvų vadovų. Pakalbinome ir keletą dalyvių. Labas vakaras, kaip nuotaikos koncerto metu? Geras, dėl ko? Geras. Neblogas, bet daugiau neis. Daug įspūdžių? Ne. Ar jums pavyko šokis? Labai gražiai pavyko, labai tobulai. Jūs esate patenkinta? Labai. Aš jūs norėjau paklausti, ar mes geri vaikučiai ir ar gerai pašokome? Nu jūs kaip visuomet patys nuostabiausi ir patys geriausi. Kaipgi tau patiko ar ne šitas koncertas? Man labai patiko šitas koncertas. O kas labiausiai patiko? Ponas Justas, kuris nuostabiai sušoko valsą. O ko galėtumėt palinkėti žmonėms naujųjų metų progą? Sutikti gerai naujosius metus, linksmai, gražiai. Nu ir kad kiti metai būtų linksmesni, turtingesni. Daug laimės, sveikatos, meilės ir viso kito. Ir gražiai šokdam. Kūrybiškumo, aišku, sėkmės moksluose. Kad įsipildytų visos jūsų svajonės, tiek slaptos, tiek neslaptos. Ir kad, svarbiausia, mokslai gerai sektųsi. Ir kad nepabėgtumėt nuo manęs ir toliau šoktumėt. Gerų metų tigro. Tigro palinkėtum? Jo, naujo. Labas, papuošalai. Kaip jums sekasi čia tūnoti? Ar jūs senai papuošė? Ačiū. Štai išgirdome keletą palinkėjimų iš Kupiškio jaunimo. Taip pat ir mūsų studija linki žiūrovams spalvingai sutikti naujuosius ir turiningai pradėti 2010 metus. Mielas kolega, jūs man žadėjote šiais metais parodyti naują triuką. Taip, dar mielesnis kolega, aš jums parodysiu, kokį triuką išmokau studijuodamas Oksfordo ir Kenedžio universitetuose magijos. Žiūrėkite dabar. Žiūrovai ir jūs žiūrėkite ir mokykitės. La. Dabar matote, čia paprastas, tiesiog visiškai paprastas. Paprastas kortas, galiu paliudyti. Štai matot, žiūrovai. Dabar padarom šitaip ir jūsų korta štai ta. Ne. O dabar parodysiu super triuką, kurio išmokau. Rinkitės kortą. Išsirinkau tą pačią. Išmaišome, visiškai viską išmaišome. Absoliučiai nieko nelaikau, jokių pirštų. Apsukėme kortas, va šitą padedam čia. Ir jūsų korta yra štai šita. Taip, šita. Aš žinau. Teisingai. Aš žinau, kai jūs pasirinksite. Labai teisingai. Kaip jūs tai padarėte? Tiesiog man. O dabar reportažas iš Draugų vakaro 2. Gruodžio 18 dieną Kupiškio jaunimo centre įvyko draugų ir tėvų vakaras paminint Lietuvos vardo 1000-metį.
Į jaunimo centrą atvyko draugai iš Rokiškio bei Elizavos jaunimo centrų. Taip pat atvyko keletas jaunuolių tėvelių ir Kupiškio miesto valdžios vyrų. Šį kartą jaunimo centro nariai virto mokiniais, besimokančiais istorijos ir gilinančiais žinias apie Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą. Per istorijos pamoką jaunimas virtęs Lietuvos tūkstantmečio vaikais pristatinėjo mokytojos užduotus namų darbus. Atliekamų namų darbų metu jaunuolių tėvai galėjo susipažinti su visa jaunimo centre vykdoma veikla ir projektais. Stebėti ir gausiais aplodismentais vertinti savanorių dydžiai, tavo studijos, kiekų, Untitled Team grupių pasirodymai. Jaunimo centro palaiptais narės pristatė jaunimo reikalų departamentui parašytą projektą Aukime kartu, kurio dėka ir surengtas draugų tėvų vakaras. Atvykę draugai iš Rokiškio bei Elizavos taip pat nepamiršo namų darbų ir pristatė savo centruose vykdomas veiklas. Pasibaigus istorijos pamokai, draugų ir tėvų vakarą pagyvino Lietuvos talentai, projekto finalininkas Eimis iš Rokiškio. Pabaigai belieka pridurti, kad nors draugų ir tėvų renginyje suaugusiųjų dalyvavo ne itin daug, jaunimo centro darbuotojai nuoširdžiai džiaugiasi sulaukę ne tik vaikų, bet ir jų tėvų susidomėjimo Kupiškio jaunimo centru. Gera žinoti, kad tėvams rūpi jų vaikų saugus ir turiningas laisvalaikio praleidimas. Taigi mes sakome viso gero šioms kortoms ir jums, žiūrovai. Linksmų praėjusių švenčių. Pakramtyk mus ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtyk mus, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.